Sveiki gerbiami draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Susirinkę ir išsklaidyti. Šinaro lygumos gyventojai įkūrė savo karalystę savęs išaukštinimui, o ne Dievo šloviai. Jei jiems būtų pavykę, tai būtų užgimusi nauja galinga valdžia, išstumianti teisumą ir duodanti kelią naujai religijai. Pasaulis būtų demoralizuotas. Tačiau Dievas niekada nepalieka pasaulio be savo liudytojų. Tuo metu žmonės, kurie pasižemino prieš Dievą, meldėsi: O Dieve, įsikišk į žmonių planus bei metodus. Dalis beveik pabaigto statyti bokšto buvo apgyvendinta pačių statytojų, o kita dalis buvo puikiai apstatyta ir išpuošta bei paskirta jų stabams. Staiga, taip sėkmingai į priekį ėjęs darbas sustojo. Atsiųsti angelai niekais pavertė statytojų kėslus. Bokštas jau buvo iškilęs aukštai ir buvo neįmanoma viršuje esantiems darbininkams tiesiogiai bendrauti su apačioje esančiais. Žmonės buvo išdėstyti tam tikrose lygiuose, kad galėtų perduoti žemiau esantiems žinias apie reikalingas medžiagas ir kitus nurodymus dėl darbo. Kai kalba buvo sumaišyta, vieno žmogaus kitam perduodama žinia taip pat susimaišė, dėl to buvo prašoma medžiaga, kurios nereikėjo, o gauti nurodymai dažnai buvo visiškai priešingi duotiesiems. Kilo sumaištis ir siaubas. Visas darbas sustojo. Iki šiol visi žmonės kalbėjo tą pačią kalbą. Dabar tie, kurie galėjo suprasti vienas kitą kalbą, būrėsi kartu. Vieni pasuko vienu keliu, kiti kitu. Taip, tad Viešpats išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių ir jie metė statę miestą. Pradžios 11 skyrius 8 eilutė. Šis išsisklaidimas tapo priemonė žemės apgyvendinimui. Taip Viešpaties tikslas buvo įgyvendintas tomis pačiomis priemonėmis, kurias naudojo žmonės, trukdydami jo išsipildymui. Mūsų dienomis Viešpats trokšta, kad jo žmonės būtų išsisklaidę po visą pasaulį. Susibūrę vienoje vietoje, jie negali gyvendinti Viešpaties sumanimų. Jėzus sakė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Morkaus 16 skyrius 15 eilutė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.